Pas mus vasaris nutarė pasirodyti, kad jis yra žiemos mėno. Sakė, Lietuvoje čia sniego nebuvo, jūs taip švelnę žiemą turėjot, netvarka. Reikia ištaisyti šią klaidą. Tai per šią naktį privertė mums sniego pasirodyti, kad irgi jis dar su kiaušais mėno. Iš dalies, kai biškį pabus sniego. Jis ne ta makliošė ir ta apsiniaukus tokia, apniukusi tokia nei čia vakaras, nei rytas, nesuprasi diena. Truputį ir sniego reikia pamatyti. O aš topinau į parduotuvę pasivaikščiot. Šilta, nėra šaltukas, apie 0 temperatūrą. Nutariau nueiti nusipirkti grėtinės, pritrukau. Pasivaikščiot truputį. Čia mašina mes neužvažiuos. Na ir va, šitokia laliu. Po truputėlį ir pardrošiu namo. Vyras masažuojasi kaklą, jam suputė. Nusipirkom tokį masažuoklį. Reguliuojasi su pašiltinimu. Bet vis tiek, kai masažuojasi, norisi, kad ir čia masažuotų, ne? Kažkokie tai... Principai gal ir užtenka to. Aš buvau atsigulus, man ūgio neužtenka, aš per daug smulki tą masažuoklį, man ten malasi kažkur aplink ausis. Ausis masažuoja. Ausis. Vyrų užtenka, tokie važinėja. Jaučiasi kiek nors? Jaučiasi. Galima ir nugarą, ir juosmenį, ir pečius masažuoti, ir kojas, ir pilvą. Galima, negalima, nežinau. Atsigulk savo ant pilvo. Uždėsiant čia ant pilvo. Ir malsis. Įsijungia pašiltinimas. Yra keli stiprumo greičiai yra, stiprumas. Vibracija vat yra. Smart mode. Strange čia turbūt. Aha, čia greitis. Didėja toks greitis ir va tai va. Malasi tokie krabai kažkokie važinėja. Rutuliukas. Matosi? Aha, va tokie rutuliukai važinėja. Gerai va tokie, kai pečius atpalaiduoja, ypatingai kai jau yra polinkis į aukštą spaudimą, tai kaip tik reikia va šitas vietas masažuoti. Žiūri filmą ir masažuoji savo. Na. Man tai jis per didelis yra, aš atsigulu per vidurį, man čia šonuose sukasi. Ausis masažuoja. Ausis masažuoja. Va ta šikną pastatau, tai gerai masažuoja. Telpa šikna. Va tarp pečių ir galvos trūksta. Tiem suputė kaklą, truputį galvoja pralamdyti. Va taip masažo tas aparatas atrodo, kai ant jo neguli vyras. Tai va, užsikloja. O čia yra tie du tokie, aš juos vadinu krabais, jie taip sukasi ir taip juda, ir sprandą galima masažuoti, nugarą galima, sėdmenis, kojas ten, šlaunis, blauzdas atpalaiduoja. O čia yra tas mygtukas, kuris reguliuoja greitį, vibraciją, pašildymą jungia, jeigu pavyzdžiui sprandas supūstas, įsijungi pašildymą ir vibruoja. Tik paskui po tos vibracijos ir šildymo reikia net šalti iškart, ką nors užsigaubti. Veikia nuo 2:20. Man tai sakau, aš kai atsigulu, aš kai smulkių kaulų, man va šitė kažkur čia į šonus masažuoja, o kai vyras atsigulė, jam pilnai visą nugarą apima pečius. Jam kaip su spaudimu yra problemų, aukštas spaudimas jau su metais biški, tai jam labai gerai sprandas įsimasažuoja ryte, nes visas spaudimas yra nuo sustingusio sprando. Va toks jisai. O kiek jis kainavo, tai aš dabar nepasakysiu. Apie 40 ar 50 eurų. Va tiksliai negaliu pasakyti, bet... O atsisiuntėm iš AliExpreso jį mes tokį. Va toks mūsų gydymo aparatėlis. Oi, dasilaukiau meistrelio į namus. Ko? Ilgai laukiau. Ten pradėjo šypčioti kažkas mirguliuoti, reikia jungiklį pasižiūrėti.
Elektrika laukiau. O aš einu va šitą rozetę išsivalysiu, jinai vat kaip čia arti, tada purvina. Jei aš išsuku, išplaunu ir įsuku atgal. Neplaunu, kai įsukta įtampa. Nieko neturi būti tokio blogo. Žybčiat neturi, todėl kad... Gal prie lėdo ten kontaktas? Ne. Radai? Aha, nu visi šokės turbūt. Aiškiai. Reikia kryželių? Kas? Suktuvo. Ne, nereikia. Lėdai dega. Lėdai dega? Mhm. Kur aš tą raudoną padėjau? Čia pas mane. Dabar jau visai kitas vaizdelis, nes va čia virtuvė vis tiek ir dulkės, ir riebaluotos dulkės, visada apsineša, aš tai kartais su skuduru pirštu taip trinu, bet ne tas valymas. Tada išsuku, išvalau ir va čia visur išsivalo, nu negražus vaizdas būna, man tai pavyzdžiui nepatinka, toks nehigieniškas vaizdas virtuvė, kai visos rozetės apaugusios, čia purvina. Tie kaišai kartais ir purvina ranka įjungia ir paskui būna visokiausia. Nu, purvai lieka, ar taip skuduru pratrinu, bet ne tas išvalymas. Tada kad geriausia išsukti, išplaut, iššluostyti ir surinkti ir vaizdelis, bet jau koks, o ne koks. Biškai gal ir kreivai prisukta, bet nieko. Įvertinkit suknelę. Lidlinė. Už 12 eurų. Kaip jums ji? Man tai labai patiko. Aš pavyzdžiui, ne priešininkė va tokių pigių rūbų, svarbu naujas ir gražiai išgula. Toks vat. Svarbu tinka. Toks keltukas yra, galima su dirželiu, galima be dirželio nešioti. Kaimynas ten žiopso. Kaimynas žiopsogi pro langą, jam ir suknelė patinka. Ir va toks taip galima, dirželį kitokį užsidėti. Tas dirželis buvo va čia, šitose vietose. Bet jis man per aukštai, taip snardyti. Iš dalies nebrokiu va tų rūbų iš Lidlo, jie tokie pigesni. Svarbiausia, kad 12 eurų, tai jau suknelė, aš manau, kiekvieną surasim. Kol nauja graži panešiosiu, o kai jau bus nebegraži, nubluks, tai negaila bus ir pakeisti. Man kažkaip gyvenime tos etiketės, Chanel, ten Gucci nelabai egzistuoja. Man svarbu, kad jinai gražiai ant manęs gulėtų, man tiktų spalva, o kad ten jinai iš vilnos ar akrilo, nu aišku. Vilna yra vilna, jinai šiltesnė, bet pakol nauja ir šitą, man atrodo, neblogai žiūrisi, man jinai patiko, nu, kainavo gal 11,99. Niekada aš tų etikečių ir nesigaudau madingų. Turiu tokią pažįstamą, kuri labai reaguoja iš tas etiketės. Jai svarbu, kad būtų firma, būtų madingas, nu, tai išsažinomi brandai, o kad suknelė kaip maišas užkarta atrodo, tai jai nesvarbu. Jai svarbu, kad būtų prisiūta etiketė, žymios firmos. O man ne, aš mėgstu, kad man pirmą atrodytų gerai rūbas, o etiketė gali būti ir Hunhan, kokia, arba Miau Miau, arba Wow. Svarbu, kad rūbas ant tavęs atrodytų gerai ir tave puoštų jisai, o ne etiketė tave puoštų. Nu tai, kad kaip už 12 eurų dar parodysiu aš tą suknelę. Etiketė nepuošia, etiketė prideda kainą. Va, jinai tokia. Galima pėdkelnes keisti, batus ilgus.
Tikrai, nu čia poliamidas ir viskozė, man atrodo, sudėtis. Nu, man tai visai nieko, nežinau kaip jums. Bet aš tai sakau, nebrokiju tokių pigesnių daiktų iš Lidlo galiu nusipirkti, iš Pepko galiu nusipirkti. Man svarbu, kad ant manęs tas rūbas atrodytų kaip rūbas, a ne terva apsiūta etiketė madingom.